bendruomenę. Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslų ir bendravimo, duonos laužymo ir maldų, apaštalų darbai, 2 skyrius, 42 eilutė. Šioje eilutėje randama tikslų aprašymą, kas yra Jėzaus bendruomenė, kokie jie turi būti, kas yra jos centru, bei kokie pagrindiniai jos bruožai. Šios eilutės kontekste yra daugybė kitų išsireiškimų, įeinančių į minėtą eilutę, gyvybės rodančių, kaip jie veikia ir kaip Dievas gina savo bendruomenę. Apaštalų mokslas, tai Paulius, Petras ir Jonas, viskas, kas parašyta Naujajame testamente, susijęs su mumis ir mūsų tikėjimo pamatus. Kuomet bažnyčiai ir pavieniai pamokslininkai tekstą dar labiau padailino bei nuo šaknių atitolino. Negalime to laikyti tvirtų pagrindų. Taip, greit vystosi pseudomokslai, sektų mokymai. Vien tik Biblija yra mūsų pagrindinė priemonė. Duonos laužymas, tai sutaikinimo su Dievu tik dėl mano dovanojimo, kitiems atleidimo, kūnas tvirtai laikosi kartu. Kitaip būtų taisimo skirtingų įsitikinimų ir skilimo. Būtent Kristaus meilė gyvenimą kartus padaro įmanomu. Bendruomenė, man reikia brolių ir seserių. Jie papildo mane, palaiko mane, meldžiasi už mane, padeda man susiimti, kuomet ne itin gerai sekasi. Tokia nuoširdį bendruomenė su bendru šlovinimu, bendromis maldomis bei liudijimais apie Dievo žodį bei darbą sustiprina mane gyvenime. Malda tai pulsuojanti mūsų gyvenime viena. Jie teka gyvybės syvai bei Dievo jėga per bendruomenį ir į mane. Kuo daugiau bei intensyviau mes meldžiamės kartu, tuo stipriau gali veikti Dievo jėga tiek bendruomenėje, tiek kiekvieno iš tikinčiųjų gyvenimuose atskirai, tiek bendruomenės aplinkoje, mieste bei šalyje, gyvenimo maldoje. Poveikis aprašytas apaštalų darbuose. Tik taip Evangelija gali per trumpą laiką apskrėti visą pasaulį. Jeigu viena iš šių bruožų bendruomenėje trūksta, arba kuris nors nėra išvystytas, bendruomenė negali augti. Jį rūpinasi tik savimi. Jeigu esame viena su Jėzumi, tuomet trykšta jėga. Čia kaip su mano automobiliu. Jis važiuoja 4 ratais. Jei kuris nors turi per mažai arba išvis neturi oro, važiavimas džiaugsmą nebeteikia. Dėkuoju Jėzau, dėkuoju už tavąjį bendruomenę, tavąjį kūną, suteikianti man saugumą, džiaugsmą, bendrystę ir gyvenimą. Dėkuoju, jog esi viešpats. Dėkuoju, jog išklausai mūsų maldas. Dėkuoju, jog būdami su tavimi esame prie gyvybės šaltinio. Amen.